kaip tada, ar ne, kaip tada išlaviruoti tarp neperdegimo, nenuėjimo į depresiją ir kitas sunkias sveikatos būsenas, būklės, jeigu neleidžiam sau tos pagalbos priimti. Aš girdžiu tą kritiko dalį ir jos mes neturim nuneigti, mes negalim, ar ne, bet aš siūlyčiau ją taip atskirti, kad taip, kad kiti tenais galbūt negalės taip padėti, kokia aš mama, ar ne, jeigu čia reikia man pagalbos, taigi pasižiūrėk, kiek aplinkui mamų susidoroja ir susitvarko ir perfekcionistiškai ir tikrai labai ir ugdo ir viską daro, tai aš galiu gal dar daugiau, ar ne, nors nemiegojus jau 1,5 metų. Bet šitoj vietoj tą kritiko dalį taip, patildyti, aš net vizualiai savo kartais įsivaizduoju, kaip aš ją patildau ir leisti pradėti kalbėti kitom dalim, kurios sako, aš esu beprotiškai pavargus, aš nebeturiu jėgų daugiau niekam, apie santykius jau ten su vyru